Na va, šiandien mūsų žygis nuo Vyžuonos kaimelio, ar miestelis, ar kaimelis Vyžuonas, žodžiu. Tai va, čia kažkoks parkelis, prudelis, tai reikiam pasižiūrėti. Ir tada keliausim padarytų maršrutų. Na va, saulėta graži diena, netgi nelabai vėjuota šiandien, nes visą laiką uždavo vėjas. Čia va, įdomus leptelis. Gražiai įdomi vieta tokia. Na, gražus prudelis, nu kaip, visai baik. Kuprinė atsisavo. Nepatogi nugriuvai. Sako, kuprinė atsisavo. Oi, koks sunkus vanduo. Na, gėrimų paliks mamą. Čia parduotuvė Aibė. Čia žąsyčiai. Čia kažkoks ryteris, čia reikėtų sužinoti istoriją čia. Ne šiaip sau, čia kažkokia princesė ar kažkas, tai jau čia va kažkoks tai gyvūnas. Skulptūra Vyžuonyse yra vadinama Vyžuonėlių vėliava arba Vyžuonis miestelio simbolių medis. Ji buvo sukurta kaip miestelio simbolių, istorijos ir legendų įamžinimas. Skulptūroje pavaizduoti svarbiausi Vyžuonių istorijos ir kultūros elementai. Medis simbolizuoja gyvenimo tęstinumą, miestelio augimą ir gyvybingumą. Skulptūroje matomas ryteris su Vyžuonių herbu reiškia miestelio istorinę praeitį ir gynybą. Gulbės, plaukiančios aplink pagrindą, simbolizuoja gamtą ir Vyžuonių apylinkių grožį, o taip pat legendą apie Vyžuonėlių ežerą. Metalinės raidės, lotyniškas tekstas yra aliuzija į istorinius dokumentus ar Vyžuonių įkūrimo laikotarpį. Viršuje matomas saulės simbolis ir besisukantis rateliai gali reikšti laiką, kosmosą ar amžinybę. Skulptūra iš tiesų apjungia vietos legendas, istoriją ir gamtos motyvus į vieną meninį kūrinį. Ji pastatyta kaip atminimas ir miestelio tapatybės ženklas. Na va, čia vyksta remonto darbai. Rimti darbai, gražinama bažnytėlė.
Va, kaip gražiai aptverti. Skruzdėlynai. Va, čia skruzdėlytės gyvena, dirba savo gyvenimu. O kokios gyvena? Reikia saugot, kad nieks neužliptų, šakavą kokią neužkris didelę, nesugriaus namelį jų. Va, dabar eisim Vyžuonių Šilo gamtos taku. Va, koks takas gražus per mišką. Tik negali sustoti, nes tuoj puola uodai. Bet norint vaikščioti po miško sodų neišvengsi. Ypač kai dabar 26 temperatūros, o prognozuojama 30 virš. Tai kaip be uodų. Nu, einam prie balčio. Va, čia žmonės deginasi. Va, čia galima pasisukti. Graži tokia poilsiavietė visai. Ir maudykla yra prie balčio ežeriuko. Čia va pasimaudymai, tai gera būtų vieta. Karsta, reikia atsigaivinti. Netaškyk mane. Ežeras Baltis Vyžuonų apylinkėse yra graži rami vieta, puikiai tinkanti pasivaikščiojimams ir poilsiui gamtoje. Štai ką galima apie jį papasakoti. Apie ežerą. Baltis – nedidelis ežeras šalia Vyžuonų miestelio, Utenos rajone. Jo forma primena lašą, krantai miškingi ir gana lygūs. Tai viena iš vietinių poilsio zonų. Aplink galima pamatyti gražių miško takų, pievų ir netoliese tekančių upelių. Gamtos kampelis. Prie ežero gyvena daug paukščių. Galima išgirsti lakštingalų, šarkų, o jei pasiseks, net ir gervių balsą tolumoje. Vasarą čia žydi lauko gėlės, o vakare ežeras neretai pasipuošia rūku. Balčio ežero vanduo turi magiškų galių. Vietiniai žmonės jau nuo seno pasakoja, kad ežeras dosnus tik tiems, kurie čia ateina, ramus, pagarbus ir geros širdies. Žvejams ežeras dovanoja kibirus žuvies,
Moterims, kurios prausiasi jo vandenyje, nuostabią odą, kuri net švyti. O alkanėms, atėjusiems skinti spanguolių, jis suteikė nesibaigiančias pintinės uogų. Spanguolių tiek daug, kad pintinės niekada neištuštėja. Na va, einam ūkininkų gatve. Va, matom ūkininko techniką. Vyžuonų. Va. Nėra visai gili, bet nelabai maudymui sutinkama. Va, kažkoks žalčių karalienė ar karalius. Va. Viduje yra knygutės. Tai groja. Muzika dar groja viduje. Danutė knygas patinka, bet jam austariausia. Feniksas. Va, čia kažkokia tai apie šuniukų, čia baisi kažkokia džiunglės, va. Saliukas gražiai išdekoruotas, čia kažkas parašyta dar, va.